Lietuvos Seimas 2010 metais, atsižvelgęs į tai, jog 12-aisiais sukanka 200 metų Dionizo Poškos muziejų paaugliams, paskelbė 2012 muziejų metais. Ta proga parengta muziejų metų programa. Muziejų metų programos tikslas yra atkreipti valstybės ir visuomenės dėmesį į svarbią muziejaus misiją, saugant ir puoselėjant kultūros ir istorijos vertybės ir šviečiant visuomenę. Todėl mes tikimės, tai turiu turbūt omeny ir savivaldybių, ir kitus muziejus, plačių diskusijų šią temą. Tikimės, kad muziejų metais vyksantys renginiai, akcijos padės įsirutulioti ir vykti diskusijoms apie muziejų svarbą, apie muziejaus idėjas, apie sampratą ir kas yra keistina, apie profesionalią muziejininkystę. Muziejus ta proga parengė turiningą ir įdomią metų programą. Be fotodokumentinių parodų, profesionalaus meno parodų, šiais metais mes nustebinsime savo lankytojus tautinių mažumų menininkų kūrybos parodomis ir savo tokią naujovę šiais metais vyks savaitgaliais kūrybiniai užsiėmimai šeimoms, edukacija šeimoms. Apskritai, kalbant apie edukacinius renginius, kaip niekada plati ta programa mūsų, daug užsiėmimų, per 20. Jų tema labai įvairi, tai ir kalendorinės šventės, religija, buitis, istorija. 2011 metais muziejus parengė ir pateikė keletos projektų paraiškas. Tie projektai, mano manymu, muziejui nėra labai būdingi ir tokie netradiciniai, nes kalbam apie šiuolaikinio meno galeriją ant vandens, apie tarptautinį skulptorių plenerą, tai labai tikimės, kad mums pasiseks. Be kultūrinių renginių ir projektų muziejus be galo didelę svarbą numato skirti eksponatų skaitmeninimui, kas yra jau pažengę kitose muziejuose. Eksponatų skaitmeninimas tai yra sudėtinė Europos Sąjungos kultūros politikos dalis ir mes nuo to nedingsime, šitos darbus reikės atlikti. Darbas archyvuose. Aš manau, kad tik tai dirbant archyvuose, kaupiant medžiagą, sisteminant ją, galima parengti kokybiškus, išsamius, svarius ir akademinius leidinius, ko muziejus ir siekia. Siekiai dideli, darbų daug, todėl linkiu muziejaus darbuotojams, savo kolegoms iš kitų muziejų sėkmės, ryžto įgyvendinant savo idėjas, puoselėjant ir skleidžiant informaciją apie istorijos ir kultūros paveldą. Istorinėje ekspozicijoje pateikta informacija nuo Zarasų gyvenvietės įsikūrimo pradžios iki 1940 metų. Ekspozicija supažindina su Zarasų miesto vystymosi raida, carizmo laikotarpiu, to laikotarpio kultūra, religija, istorinių politinių įvykių raida. Čia taip pat galima pamatyti eksponatų, kurie gana plačiai atskleidžia Zarasų krašto pramonės, žemės ūkio, švietimo, kultūros vystymąsi ir visuomeninių organizacijų veiklą 1918–1940 metais. Etnografijos ekspozicija yra pas mus dažniausiai lankoma mūsų jauniausių lankytojų, vaikų ir jaunimo. Ekspozicija supažindina su šio krašto žmonių amatais, verslais, žemdirbystė, žvejyba, linų apdirbimu. Sekanti ekspozicinė salė vadinasi Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra. Čia pavaizduota Rytų Aukštaitijos dievdirbių pagamintos šventųjų medinės skulptūrėlės, kažkada puošusios stogastulpius, koplytstulpius, pakeles, pamiškes, bažnyčių šventorius, kapines. Myko Šileikio galerija.
2000 metais atidaryta žymaus išeivijos dailininko vienkiniai dovanotų paveikslų galerija. Čia eksponuojami dailininko kūriniai ir asmeniniai daiktai.